Ar jūs pasiruošęs Snickers Vairus gatvės krepšinio turnyrui? Vienas, antras, o trečias kur? Kur Marčius? Marčius. Marčiau! Einam ieškot. Einam ieškot. Marčius nematėt? Jo, kur Marčius dėkė? Jo, Marčiau! Einam žaist kraštą. Nes vis savimi, kai esi alkanas. Einam žaist. Liko 3 minutės. 3 minutos, señores, por favor. Nebūdami net porušių, kaip skelbėsi pušim konkoržiais, taškelį boržės, realiai telpa visas jų gyvenimo dangoraižis. Retas gretas, pasis nedarnios kolonos, kiek norit galit spaust, krūtinėn kolonus aukso, pamėlusiais pirštais nesulauksit. Tu kas savęs negirdi, joks dangus neišklauso, todėl padek mane, kad iki peleno užvesk mane bydalo kūninių velenų. Tiesa negali būt kartais, jį čia dabar kasdien, ranka prie širdies mūsų žmonėm išvien. Jokios audros, jokios liūtis, mum nekliūtis, dangus paliūdis. Sidabro neima rūdis, jokios audros, jokios liūtis, mum nekliūtis, žmonės paliūdis išvien. Jokios audros, jokios liūtis, mum nekliūtis, dangus paliūdis. Sidabro neima rūdis, jokios audros, jokios liūtis, mum nekliūtis, žmonės paliūdis išvien. Nu, šiaip buvo daug stiprių varžovų, bet pasisekė man. Įdėjau, ką galėjau, parodžiau, pasisekė, įdėjau. Ar repetavaisi kažkiek? Ne, visiškai nesiruošiau. Tik čia atėjai sugalvojau, atvažiavęs, kad dalyvausiu. Pirmos vietos nugalėtojai kaip šiandien jaučiasi? Gerai. Gerai. Nerealiai. Gerai, kad su manim atvažiuojat. Vapšė normaliai. Šiandien ryte atsikėlę, supratot, kad būsit pirmi, ar reikėjo daug vargo įdėti? Daug vargo reikėjo įdėti. Daug vargo, bet aš atsikėlęs vienodai man. Laimėsim, ar pralaimėsim. Tai kaip švęsit pergalę? Nežinau, eisim gal į pizzeriją. Vesk mane bydalo kūninių. 5, 4, 3, 2, 1. Viskas.
Nu, vyrai, ką čia vaizduojat? Čempionus! Sajano pachotkė. Kieno? Sajano. Sajano pachotkė. Labai gerai. Kokios komandos pavadinimas? Bučiukai, niau. Gerai, šiandien prizų dar negavot, gausit pirmoji vieta, kaip pavyko pasiekti tokį rezultatą. Komandinis darbas. Be vargo, laisvai. Užsivedimas. Gera gynyba. Pirmas galbūt, nežinau. Super. Šiandien tikėjotės tos pirmos vietos prieš atvažiuodami čia? Visą laiką reikia tikėti. Mes atvažiavom, nugalėjom. Kaip švęsti pergalę? Gersim. Ne, važiuosim kur nors, beleką. Namo važiuosim. Tai jau buvo sunku, bet mums pavyko. Būna gerų dienų, prastų dienų. Šiandien buvo gera diena, ar tiesiog gerai žaidžiat? Gal gerai žaidžiam? Stengiamės. Jau mums pavyko. Gerai, kaip švęsti šiandien tokią pergalę? O, švęsim. Ar po šventimo atsiminsit, kad laimėjot šiandien? Manau, kad ne. Liks prisiminimų, va. Taurė. Geras jausmas. Aišku, sunkiai, bet vis tiek, taip geras jausmas. Laimėti prieš tokius sunku buvo iš tikrųjų. Ketvirta grupė į Palangą vyksit, ar ne? Ko tikėtis ten? Viso geriausio. Įtemptos kovos ir bandysim nepasiduoti vyresniem. Penktosios grupės nugalėtojai, kaip šiandien jaučiate? Labai gerai. Laimingi, pasiekėm tikslą. Dėkingi visiems, kas susirinko ir palaikė. Šiandien susirinkę prieš pačią pirmąją kovą, pirmas rungtynes, ar tikėjote, kad tokį kelią būtent nueisite šiandien? Tikėjomės, dėl to rėmė čia laimėti. Turite, galima sakyti, gal ir unikalią galimybę Palangoje pasirodyti, ar ne? Taip. Ko tikitės būtent iš Palangos? Bent jau sudalyvauti. Stiprių komandų tikrai bus ir bandysim savo jėgas. Mėly krepšininkai, aš jums labai dėkoju už tą jūsų parodytą meistriškumą. Iš tiesų mes žavėjomės jūsų žaidimu. Ir tikiuosi, kad kitais metais čia vėlgi mes susirinksime ir gatvės krepšinis bus populiaresnis ir populiaresnis. Jokios audros, jokios liūtis, mums nekliūtis. Žmonės paliūdės iš vien.